būtent pabudimas ir yra, tai nevedimas save į askezę, o buvimas savyje, savo ašyje, savo va toj visoje. Pabudimas tai nušvitimas, ane, tarkim, jeigu va ta būsena, ane, tai yra pabudimas, jeigu per vat mūsų, ne, tą visą kvantinį einant aiškinimą, ane, eterinį, yra kai žmogus pabunda, jisai praregė, tarkim, ne, tai va čia yra praregėjimas, kas ką vadina, vat kaip kiti nušvitimu, tai nesėdėjimas askezėje, kaip mes matom, tarkim, tuos nušvitusius, tarkim, jau mokytus, kurie dalinasi, ane, tai jie ne taip daėjo iki to. Aišku, visokių tų istorijų yra, bet jie buvime savyje. Bet kai vat mes prabundam, kai įvyksta tas prabudimas, tada ir įvyksta suvokimas, ko iš tikrųjų mano siela nori. Ir vienai sielai užtenka tik sėdėti, eiti, mokyti, o kita siela kaip tik per kitur visai turi save realizuoti. Taip.